Sveiki bičiuliai. Šiandien noriu pakalbėti su jumis apie įvairias VIN-kodo tikrinimo svetainės ir nesąmonės, kurias ten randame. Kalbėsiu pavyzdžiais, todėl šis video, manau, bus įdomus visiems. Todėl neužmirškite pasidalinti, paspausti laiką bei paspausti follow, jei dar to nesate padarę. Na, o dabar pradedam. Draugas nesenai nusipirko BMW trečiuką. Nusipirko BMW trečiuką, pasidarė, žodžiu, tą VIN-kodo ataskaitą ir mato ką? Mato, kad rida tikra, avarijų jokių nėra buvę. Pirma registracijos šalis nežinoma. Kaip gali būti nežinoma, kur buvo registruotas automobilis? Man tai, pavyzdžiui, toks dalykas yra tikrai nesuprantama. Tik patikrinus automobilį per Carfaxą, susimokėjus, aišku, už tai pinigus, pramušom, kad tas automobilis buvo vis dėlto amerikonas ir turėjo žalą į galą. Buvo neblogai gavęs į galą, virintas, žodžiu, ketvirtis. Taip kad dabar žiūrėkit, parodysiu pačią ataskaitą. Taip, žiūrėkite. Odometras viskas gerai, finansinė teisinė būsena viskas gerai, patirta žala viskas gerai. Čia, žodžiu, vagysčių neturėjęs, odometras, kaip ir sakiau, viskas tvarkoj. Žalos, žalų jokių. Sakiau jums, kad buvo gavus būtent į šitą pusę ir ketvirtis yra virintas. Tada nuėjus į apačią, ką mes matome? Pirma registracijos šalis nežinoma. Toliau, bičiuliai, sekantis pavyzdys. Visiškai nesenai gavau užsakymą iš žmogaus patikrinti Volvo. Žmogus pats pasitikrino per CarVertical ir pamatė, jog automobilis turėjęs buvo žalą 1500. Nu tai 1500, sako, tikriausiai čia nieko baisaus nebuvo, gal ten koks buferis, kažkas, nu ir viskas. Nuvažiuojam patikrinti į vietą ir ką randam? Randam, kad buvo ne tik ta žala už 1500, bet buvo dar ir nuneštas priekis. Kodėl sakau, kad nuneštas priekis? Todėl, kad lonžeronai virinti, pramušom per VIN-kodą, bet ne per šitas tikrinimo svetainės, o būtent per Belgijos svetainę, kad automobilis buvo gerai gavęs į priekį. Nuotraukas, kaip atrodė, prikabinsiu šito video gale, galėsit patys pasižiūrėti. Ir bičiuliai, tokių pavyzdžių per 7 darbo metus turiu N, tiek ir tiek. Taip kad nebūkite kvaili, nepasimaukite, susimokėję 15 eurų, nes galite nuvažiuoti, kaip šiuo atveju draugo BMW, ne, ir nusipirkti visiškai sveiką avarijų neturėjusi BMW, nors iš tikrųjų toli nuo realybės. Nes sakau, virintas ketvirtis ir buvo gavus grinai į vadinamą tą bakavyną, tai yra galinį sparną. Taip kad sakau, pavyzdžių turiu N, jeigu čia visus pradėčiau vardinti, tai jūs tiesiog tą video spėju po pirmų 3 minučių jau būtumėt išjungę, nes atsibostų klausytis. Ir dar vienas dalykas, jokia svetainė jums nepatikrins techninės būklės. Todėl, bičiuliai, atminkite vieną, kad ir ką ten berašytų, esu N kartų susiginčęs su savo klientais ir įrodinėjęs savo tiesą. Nes, pavyzdžiui, yra buvę ir taip, kad nuvažiuoji patikrinti automobilį, randi gerą automobilį, kėbulas gražus, nedažytas, neturėjęs avarijų. Žmogus nusiperka tą automobilį, praeina kokie 2 mėnesiai, sugalvoja, reikia pasitikrinti, kaži ką rodys per VIN-kodą. Pasitikrina, ten rodo 2 ar netgi 3 žalas, bet prie tų žalų taip pat parašyta, žala nežinoma. Bet žalos įvertinimas parašytas kaip pavyzdys 10 000. Tai jeigu ten buvo žala už 10 000, tai aš nežinau, kaip tas automobilis turėjo atrodyti. Ir kaip gali tada būti nesužymėta ta žala, nežinoma. Bet suma žalos, tai jau iš oro kažkaip žinoma. Taip kad dar kartą sakau, bičiuliai, automobilius reikia tikrinti ir reikia tikrinti su specialisto pagalba. Šitos visos pirmutinės ataskaitos, kaip aš jas vadinu, galit pasidarytas 15 eurų, čia nėra kažkoks kosminis pinigas, kaip sakant. Kažkokį bent ten pradinį tą įspūdį susidaryti. Bet sakau dar kartą, N kartų nuvažiavus, randu visiškai absoliučiai kitką, nei ten būna surašyta ar nurodyta. Būkite atsargus, pirkite automobilį protingai, su specialisto pagalba ir pamatysite, kaip viskas bus gerai. Ačiū visiems už dėmesį, o dabar prikabinu nuotraukas, kad pamatytumėt Volviuką patys. Iki.